tai sveiki visi, čia aš Edgaras, nežinau, pasilgot manęs, nepasilgot, su balsu kūriau net neįsivaizduoju prieš 3-4 metus. Dar kažkas mane besubscribinat, bet žiūrit kanalą net neįsivaizduoju. Bet realiai pasilgau jūsų ir nusprendžiau susukti kokį nors video, kad bent jau galėtumėt pažiūrėti, prisiminti mane, kad toks esu, egzistuoju. Tai kaip matot, šiandien esam Greenside serve, tai ką noriu tom pasakyti, tai nusprendžiau šiandien jums sukurti video, kaip galima Greenside prasimušti ant pinigų. Tai realiai galima eiti į darbą, kaip žinot, dirbti darbus įvairius serve, kokie tie darbai yra slešas darbai. O kaip matote, yra įvairių darbų. Aišku, ten galite matyti mašinos pardavinėti ir kitus dalykus, bet taip pat serveriai yra psichotropiniai augalai, iš kurių galima gaminti kokainą. Tai kaip matote, tuoj pažiūrėsim, kur tie augalai. Tiesiog psichotropinių augalų neturite, tiesiog nerodo, bet jums reikės Z, H ir I augalų. Tai parodysiu šiandien, kaip su tais augalais elgtis, kur juos rasti. Tai kaip matot, pirmasis yra, nežinau čia net kaip pavadinti, kokiam čia miestelį esam, Montgomery. Jeigu LMG žaidėt, aišku žaidėt LMG, tai kai čia būdavo tas savininkų namas, tai ten ūkininkai, kaip matote, yra tas ūkininko kalnas buvęs, tai čia yra Z augalas, jeigu neklystu. Ne, čia yra H augalas. Tai gerai. Daug aš jau nežadu gaminti, tai realiai pasiskinam, aš pasiskinsiu po kokius 5 vienetus kiekvieno augalo. Aišku, jūs pasiskinkite daugiau, jeigu ruošiatės gaminti ir netingite, bet šiaip kokainą gaminti labiausiai apsimoka serveryje, nes vieną vienetą pagaminti užtrunka apie 3-4 minutės, kiek buvau su timeriu bandęs gaminti. Aišku, augalus užtruks, kol jūs čia pasiskinsit, tas užtruks. Bet gaminti, sakau, apie 3-4 minutės. Tai įsivaizduokite, per 3-4 minutės uždirbate 10k. O dabar aš darbiniai net neįsivaizduoju, kokia ta mano alga būtų. Net nežinau, kaip pažiūrėti čia. Į darbinę gal reiktų įsėsti. Neįsivaizduoju. Galim to į darbinę nuvažiuoti, įsėsti ir pažiūrėsim, kiek aš uždirbu iš vis į tą minutę. Ir pažiūrėsim, kas labiau apsimoka. Aš aišku ir taip žinau, kad apsimoka gaminti kokainą, o ne dirbti darbe ar kažką kitą užsiimti. Tai va, kas planuojate žaisti Greenside ar žaidžiate ir galbūt nežinote, tai šitas tutorialas jums tai tikrai pravers. Tai greit nuvarom čia iki valytojų ar šiukšliavežiai, nežinau kaip čia vadinasi, valytojai, man atrodo. Lipsim į darbinę, pažiūrėsim, kiek tų pinigų siūlo. Aišku, čia nepravažiuojam. Net nežinau, dabar galvoju čia daryti vieną ilgą video ar apkarpinėti, net neįsivaizduoju. Kai editinsiu, nuspręsiu, nežinau, bet jaučiu, kad ilgesnį padarysiu, kokį 10 minučių gal. Tai va, įlipam į darbinę. Kaip matote, 80 eurų į minutę, plus 20, nes esam premium narys. Nusipirkau čia premium, kad būtų lengviau tos augalus suskinti. Tai aš čia nelabai nei žaidžiu, nei tos ampabę žaidžiu. Bet tiesiog... Tai gerai, kaip matote, gaunam 100 eurų į minutę, tai realiai, kad 1000 uždirbtume, mums reikia 10 minučių, o jeigu premium neturim, tai mums dar daugiau reikės, nežinau, kiek čia, 14-15 minučių. Dabar greit neapgalvoju, neapskaičiuoju galvoju. Aš jaučiu čia lengva matematika. Tai va, o aš jums parodysiu, kaip užsidirbti per 3-4 minutės po 10 000. Tai mes turime kokį ten H augalą, mums dabar reikia Z augalo, jeigu neklystu, čia bus... turėtų būti pats sunkiausiai gaunamas augalas, tai čia kaip matote yra blueberry miestelis, esame prie Z augalų. Pas mane kažkokie modai yra kvailiai, jeigu aš pabėgu nuo mašinos, jinai man dingsta, tipo jinai egzistuoja, bet man nerodo tiesiog, tai turiu arčiau prisivažiuoti, kad neprapultų jinai man. Tai jeigu pasiskyniau 5, tai ir šitų reikia pasiskinti 5. Vienas. Taip pat, jeigu turit kokių klausimų, nežinau, manęs pasilgot, ar norit pabendrauti, tai galite rašyti man į Discordą. Man Discordą, manau, visi žinot. Dabar jis yra, tos kai nauji tagai atsirado, tai tiesiog Edgaras su 2S. Seniau būdavo Edgaras, grotelės 8176. Bet manau, daugumą mane turit, kas neturit, galite prisidėti, nežinau, klausimų užduokit. Galim, sakau, pabendrauti ar kažką pažaisti, neįsivaizduoju tiesiog.
Jeigu kažko norėsit, rašykit, ar turit kokių pasiūlymų, tai atrašysiu visada jums. Apie čytus jau nieko nečytinsim, jokiais čytais neužsimsim, ypač čia Grinside'uose, tai va, jeigu kažką apie čytus nori, tai žinokit, aš jau senai to jokiais čytais neužsiemu. Ten buvo tiesiog pramoga prieš pat LMG pabaigą, kaip sakant, nes aš irgi ten buvo mano žaidimo pabaiga. Kiek ten betrūko, jau kai tos visus video kėliau, tai jau ten buvo gal 21 metai, jau kaip žinot, 22 jau ir mirė tas LMG, o čia, jeigu neklystu, prieš savaitę buvo uždarimas, dar žadėjau prisijungti, bet tingėjau, tai žodžiu neprisijungiau. Tai va, turim jau, kaip matote, per slešas kokainas augalų turime, va, H ir Z turim po 5 vienetus, dabar mums reikia į augalo, tai į augalą galima rasti ant Everesto arba kitose vietose. Galiu realiai, nežinau, video gale, arba dabar, net realiai dabar žiūrėkit, turite matyti ant ekrano visą žemėlapį, kur yra kokios lokacijos, tai kur yra kaukulės pavaizduota, ten auga augalai, o ten balti yra vagonėliai. Taip pat paliksiu nuotrauką ir description'e video galėsit pasižiūrėti, išsisaugoti. Tai va, ką noriu tom pasakyti, kad augalai vis laiką yra toj pačioj vietoj, o vagonėliai jau ne. Jeigu neklystu, vagonėliai keičiasi kas 3 valandas, tai turit realiai tas visas 4 lokacijas važiuoti ir jų ieškoti. Nes 3 valandas vienam vagonėlį galit gaminti, vėliau jisai vagonėlis atsiras kitur ir turėsite gaminti kitur. Tai ilgiausiai užtruks dar ir vagonėlį susirasti, jeigu nepavyktų iš pirmo ir antro karto. Tai va. Na, aš galėsiu aprodyti greitai, kur yra tie vagonėliai. Nežinau, kiek čia tas video įsiplės, bet dabar važiuojame iki Everesto. Mums reikia kokio į augalo, jeigu neklystu. Jo. Tai va, sakau, visų jūsų pasilgau, kas mane ten subscribindavot, laikindavot, palaikydavot, kai LMG žaisdavot, parašydavot ar pasisveikindavot. Tai pasilgau jūsų, sakau, sukursiu video, gal jeigu dar kažkas šešis bežaidžiat, bežiūrit tą YouTube'ą, mane besubscribinat, tai būčiau dėkingas, kad pažiūrėtumėt, pakomentuotumėt galbūt kažką, ar nežinau, kad ir laiką uždėtumėt, jau čia būtų gerai. Tai va, nes kol paskutinis video mano keltas jau nežinau, kiek ten yra. Na, neskaitant vasarą, kai iš LMG 5 tą žvejybą įkėliau, tai realiai jau prieš kokius 2-3 metus bekeldavau. Tai ten visokios monetas, čytinimai, aišku, dar seniau būdavo ten visokios veiklos su mentais, vatais, tai jo. Pats tai jau, žinokit, prie kompiuterio iš vis nelabai sėdžiu, kažką žaidžiu, dirbu, studijuoju, tai nebėra laiko jokiem žaidimam. Ir šiaip atsibodė. Bet dabar prie progos jau, kad nuo Sampo pradėjau kelti video, tai reikia ir kažką įkelti su Sampo. Nežinau, jeigu norit kokių gal pamokų, tutorialų, kažką, ką aš galiu išmanyti, ar kažką parašykit. Įkelsiu kokių video, gal ten kažką apie GTA modus norit, nežinot kaip ką įsikelti, tai būtinai parašykit, aš jums padėsiu, ar kokį tutorialą sukursiu. Nes jau seniau ir mokindavau visokius modpackus daryti. Na, ten nėra sunku, ten sumesti tos failus, bet ten vis tiek reikia žinoti, kur ką įmesti. Nes kol neįsiaiškinau vieną kartą normaliai, to niekada man nebuvo aišku. Taip pat, ką noriu paminėti, kai važiuosite į vagonėlius, kaip matėte viršuje, esu ganėtinai alkanas, nu, mažai alkio turiu, kiek čia, kiek procentų, tai prieš važiuojant į augalų skinimą, nes skinsitės vis tiek po kokius bent 15 augalų, nes dažniausiai apie 15-16 augalų yra vietoje. Aš nežinau tikslaus kiekio, bet kažkas tokio. Tai jums, kol susiskinsit po 15 augalų kiekvieno, dar susirasit vagonėlį, tikrai šalksit ir gaminant kokainą gali tiesiog maisto pritrūkti, tai geriau pasirūpinkit alkiu. Arba, man atrodo, galima ir pizzą įsikviesti. Galima. Bet kažint ar kažkas važiuos tiek. Na, bet aš vis tiek negaminsiu ten 15 kokaino, tiesiog 1-2 pagaminsiu ir jums parodysiu. Tai, žinau, reikia čia greičiau nuvažiuoti ant to kalno. Mes tau net nedaryti jokių shortcutų. Na, turiu omeny ant editinėme, tiesiog kalbėti su jumis ir važiuoti kitų vietų. Čia gausis, nežinau, tas video 10-15 minučių, na, bet nieko tokio. Vis tiek, manau, turėtų būti gerai. Turėtumėt sužiūrėti, nežinau, prie maisto galite sužiūrėti, jeigu neturit ką veikti, sužiūrėti galite, jeigu kažko laukiat, pažiūrėkit, sakau, prisiminkit mane, aš irgi noriu jūs prisiminti, komentuokit kažką. Aišku, nepažadu, kad kažką kelsiu, idėjų visiškai neturiu, bet dabar taip sugalvojau, tai tenka. Tai va, atvažiavome į augalo, tai mums dabar reikia prisiskinti į augalus. Mums reikia jų irgi 5.
Aišku, jūs skinkitės daugiau, jeigu norite uždirbti daugiau, nes kai pagaminsite kokainą, jums jis atsiras čia. Na, aš paskui jums parodysiu, bet atsiras 80% grynumo kokainas. Ir vieną vienetą galite parduoti, kaip vadinasi, barai, man atrodo, jo barų vadams, barų lyderiams, va, jų dešinioms rankoms, kairioms, čia kažkokiam rankoms, arba šiaip, nežinau, kaip paaiškinti. Ai, nu tiesiog žmonėms, kurie dirba baruose, tai gangsteriai kažkokie gaujiniai, tai nes kokainą jie naudoja per visokius veiksmus, jiems ten ar gyvybę prideda, ar cibugą, aš nežinau konkrečiai, to galim pažiūrėti. Kokainas, kas yra kokainas, tai 3 grynumai, pavartojus kokainą, kas čia vyksta. Neaišku, ką čia galima padaryti. Neatsimenu dabar kaip pažiūrėti, čia tą kokainą gal kaip paspaudė. Tarkim, kok 3 parašom. Jo, jokingai pasakiau, kok. Na nieko, suprantat, tai kiek čia turim tų augalų, kokainas, turim 5. Gerai. Maždaug žinau, kur yra vagonėliai, vienas būna čia prie Everesto, bet neaišku, kuris dabar vagonėlis bus, tikiuosi ne pats toliausias. Tikiuosi bus šitas vagonėlis, nereikės toliau važiuoti, arba VT1, kitaip sakant, Palomino Creek miestelėje. Didžiausias iššūkis yra čia nusileisti nuo to kalno ir nesusprogdinti automobilio, tai nežinau, tiesiog jolo važiuojam, pabandysim surasti tą vagonėlį. Tai čia jau gerai nusileisti, manau, net neapsiversiu. Nu gerai, biškai apsiverčiau, bet viskas tvarkoja. Tai pirmas mūsų vagonėlis minimapė. Yra. Kur čia ta vieta? Va čia yra tarp tos pelkės ir vandens, kaip matot. Kas ten? Žvyrai, žemės, nežinau. Žodžiu, toj nuvažiuosim, pažiūrėsim, kas ten gero. Šiaip nežinau, ar taip legalu yra kelti video, rodyti tos visus taškus kokaino, nes vis tiek niekur taip lengvai informacijos nerasite apie tas lokacijas ar kaip čia kas veikia, nu bet man negaila. Gal kaip tik kažkas vat neturės ką veikti, pasijungs Greenside'ą, pamatė mano video ir to kokaino pagamins ir bus daugiau žaidėjų, gal nesupykstė savininkai. Kažiai pravažiuosiu šitą pelkę, labai tikiuosi. Jo, ačiū, nežinau, kažkaip taip atrodo keistai. Va, kaip matau, dar viena kaukulė, tai kaukulės minimapė yra tiesiog augalai, bet jums nerodys per visą mapą, tik kai arčiau kažkur privažiuosit. Na, bet aš jums įkėliau nuotrauką, ten matysit visas kaukulės. Ir aš jums taip jau parodžiau visas pagrindinės 3 augalus. Tai aišku, jeigu kažkas atvažiuos nuskins augalus, atvažiavus jums rodys, kad augalai neužaugę, turėsit palaukti arba važiuoti į kitas lokacijas. Tai va, reikia dabar surasti vagonėlį. Jeigu šito vagonėlį nerasiu, tai tikrai padarysiu shortcut ant video, kol nuvažiuosiu iki kito, nes čia ilgai užtruks. Reikia per daug neįsiplėsti, kad jums neatsibostų žiūrėti iš vis. At man įdomu, kiek surinksim viewsų iš vis ant šitą video po tiek laiko ir dar su balsu. Aš dar turiu, aišku, įsisaugojęs tų senų video, kur su balsu darydavau, bet jau tikrai nekelsiu, jau ten jokingai. Mes esam lokacijoje, bet kažką netai pasižymėjau. Palaukit. Tai jo vagonėlis čia ir turi būti. Palei minimapą. Ir šiaip aplamai vagonėlis stovėdavo čia visą laiką. Čia kažkur dažniausiai va. Reiškia, dabar vagonėlio čia nėra, mums reikia važiuoti į Palomino Creek. Tai į VT1, jeigu iš LMG. Šiaip Palomino Creek žinote, kas yra, aišku žino. Tai miestelis, pagrindinis spawnas, kaip sakant. Tai važiuojame į Palomino Creek. Nebent greit nuvažiuočiau, tada nekatinčiau video. Neįsivaizduoju net, ką daryti dabar. Greitas toks klausimas. Man aišku, aš jums neužduosiu, jūs neatsakysit man. Na, manau, biškį pavažiuosiu, toj grįšim, kai priartėsiu prie miestelio. Tai va, jau esam Los Santose. Nu, jau kaip ir nebe Los Santose, jau išvarėm iš Los Santoso, tai važiuojam į kitą vietą, kur gali būti vagonėlis. Tai toj paieškosim, ar ten bus ar nebus. Taip pat dar ką norėjau su jumis padiskutuoti, tai parašykit komentaruose, ar dar iš jūs žaidžiat, jūs tą Sampą, pavyzdžiui, ar šiaip kokius žaidimus senesnius, ten, nežinau, CESą, Minecraftą, kad ir, tarkim, Minecraftą, nežinau, Sampą, kažką, LOLą, Dotą, ką jūs ten žaidžiat, rustus visokius, tai parašykit, ar kažką žaidžiat, nes aš, tai, pavyzdžiui, visiškai realiai nebežaidžiu. Mūsų vagonėlis turi būti tenais. Čia yra,
iš LMG atsimenat, radiją ten būdavo, radijas, tas darbas, tai čia turi būti ir vagonėlis, jeigu jis šiuo metu čia yra. Dėja, vagonėlio šiuo metu čia nėra, bet jis stovi va čia. Jo čia nėra. Turiu nautą, kad jis gali būti prie savininkų namo, kur per LMG būdavo, tai tas VT2, ten ant kalno Delimorė mieste, ar kaip jis vadinasi. Ne. Pirmas yra Palomino Creek, antras Montgomeris, trečias Delimorė, ketvirtas Blueberry, jo. Maišosi maniau tie miestai. Šipratės VT1, 2, 3, 4. Na, aišku, kartais pagalvoju, LMG gal biškį pasilgau, gal ir jeigu dabar nebūtų išjungę to servo, neuždarę, nebūtų miręs, tai gal dar prisijungčiau pažaisti. Kai atsiranda laisvo laiko, nes tikrai kartais nostalgija sukyla pataisyti. Jau spėjau komandą, tai varom dabar paieškoti to vagono. Tikiuosi, kad jis ten bus, nes jeigu ne, paskutinis yra dykumose, nes iš viso yra 4 vagonėliai per visą minimapą, žemėlapį, kaip sakant. Tų, pavyzdžiui, lokacijų, kur rinkti augalus, tai pilna, kaip matėt, yra ant ekrano, aš jums buvau parodęs. Taip pat galiu dar kartą parodyti, dabar žiūrėkit, įsisaugokit, nusiskrinčiotinkit. Tai primenu, kad bus aprašyme tą nuotrauką, tai važiuojame ieškoti kito. Taip pat dar galite papildomai užsidirbti tas pinėtas daužydami, tai išlipat greit sudaužat pinėtą, pavyzdžiui. Tai čia daug spaudyti, dabar reikės tą pinėtą sudaužyti. Na greitai vieną sudaužysiu dėl jūsų. Čia labai jau daug likinti reikia ją sudaužyti, kiek čia užtruksim kokią. Nu, tarkim dabar, kaip mato, timestampą turim šone, 11 sekundžių yra, tai jau 30, tai 19 sekundžių trunkom, dar čia nepataikau aš ją. Labai daug likinti reikia, aš tengiu dabar tiek likinti. Oi, nu, ką padarysiu, visą minutę užtruksiu, kol tą pinėtą sudaužysiu. Greitai, dabar pragreitinu, kol pinėtą sulupsiu. Va, mūsų pinėtą jau pabaiga, gavom 560 XP. Nu, gal ir verta. Jau jeigu dirba darbą paprastą, važinėjatės kokį šiukšliavežių, aišku, jums čia reikės važiuoti šiukšlės, tai aišku, pinėtas padaužykit, jeigu netingit lipti. Aišku, lengviausia važinėjai su mašina tiesiog ir viskas, jau pinėtas daužai pilnai jau. Bet pelningiausia, sakau, yra gaminti kokainą, manau, iš karto. Prisiskinė 15 augalų, nueini pagamini, tai kiek čia užtruks 15 kart 3, 45 minutės ir turite 150 tūkstančių. Tai jeigu teisingai apskaičiau, nu jo, vieną kokainą užtrunka pagaminti 3 minutės, tai 15, nu taip ir bus 45 minutės gaminimo ir turite 105 tūkstančių. Tai jokiam darbė tiek neuždirbsit, per valandą kiek jūs ten uždirbsit, jeigu į minutę uždirbu 100, tai per valandą kiek aš čia turėsiu? 6 ar kiek čia? Neįsivaizduoju, dabar jau čia nesąmonę pasakiau. Dabar specialiai paskaičiuosiu, ar tikrai. Pala kalkulatoriaus neturiu, žiūrėkit, turiu 100 kart 60. Nu jo, 6000. Aš jau su matematika man sunkiai, bet gerai, kad turiu va tokią Kleo kalkulatorių, tai skaičiuotuvą, kitaip sakant. Tai dabar nuvažiuojam pažiūrėti į trečią lokaciją. Tikiuosi, kad bus jau. Nereikės važiuoti į dykumą. Nes tingiu tiek važiuoti. Paskui grįžti iš jos dar užknisa. Bet kad jau filmuoju, tai nuvažiuosim. Kad ir kur bus. Ir dėja, jos čia irgi nėra, nes jinai būna čia. Ar čia būna, nežinau iš kurios pusės, bet nėra. Kaip matote, jinai bus dykumoje toliausiai. Toliausiai dykumoje. Ta vieta yra, žiūrėkit, toj parodysiu minimapę. Jinai yra. Kaip aš pamenu. Na, aišku, aš jums ką tik rodžiau, bet pats neatsimenu. Jeigu neklystu, čia turėtų būti. Tai va, teks važiuoti iki pat dygumos, įsivaizduojat. Kažin, kiek tas video trunko, dabar laiko net neįsivaizduoju. Gal net rasiu, kada prisijungiau. Augalus rinkom 40, dabar yra 51, tai jau 11 minučių. Tai bus 20 minučių tutorialas, iki tutorialą tiek neužtrunka. 20 minučių, reikia trumpai, aiškiai, greitai. Galėjau surinkti vieną augalą, kitą prašarkatinti. Rodau, kaip gaminu, parduodu ir viskas. Na, bet nieko.
padarysiu ilgesnį video, turėsit ką žiūrėti, atsiminsit mane, atsiminsiu aš po kiek laiko pažiūrėsiu šitą video. Šito netrinsiu lauk. Jau nusprendžiau senų video nebetrins, jau kas yra įkelta, tas yra įkelta, nieko nebetrinsim. O kaip matot, galite nemokamai miestuose pasivalgyti, obolius, kaip sakant, padaužyti nuo obuolių ir suvalgyti. Nereikės pirkti. Na, bet čia man daug nereikia. O dabar važiuosiu į kitos vietos, tai grįšim, kai būsiu jau ten, nes labai užtruks video, tai grįšim. Na, jau spėjau, esu paskutinėje vietoje prie vagonėlio, jau tikiuosi dabar nepasikeitė vagonėliai, nereikės vėl iš naujo ieškoti, tai turėčiau būti čia pat jau. Tuoj pamatysim savo tikslą. Ir vėliau parodysiu, kaip parduodu aš tą kukanę ir viskas. Tai, o, matau, vagonėlis yra. Štai va, mūsų vagonėlis. Prie jo sustojam. Aišku, reikia mašiną užrakinti. Vieną pagaminsiu, daugiau negaminsiu, tai pleistas vagonėlis. Čia, jeigu norit, paskaitykit, ką jūs norit. Aš kai čia žinau, kas čia parašyta, tai neskaitysiu, bet jūs galite paskaityti, sužinosit kaip kas. Tai va, mainam čia prie receptų, tai gaminamas tik 80% kokainas, tai va. Ai va, kaip matote, gausime CBUK 15 sekundžių. Tai va, tai čia jeigu gangsteriai tą kokanę pašnios, tai galės CBUK šaudytis, tai tiesiog paspaudžiam į raidę. Kaip matote, kad pradėtumėm, spaudžiam vėl į raidę. Ir mums rodo viršai čiate, kad mes turim ant kem 8% sustabdyti. Tai dabar laukiam, kol tiesiog kyla tie procentai. Iki kem 8 turim būtinai tuo metu sustabdyti, nes jeigu per vėlai ir per anksti tiesiog sugadinsit augalą ir reikės visą procesą daryti iš naujo. Tai laukiam, kad būtų arčiau kem 8. Tai sustabdžiau, kaip matote, dabar einame čia. 50%, laukiame iki 50%. Na, manau, visą procesą supratot, kaip čia reikia tiesiog laiku reikia sustabdyti. Tai jeigu mums reikia 50%, tai dabar, kai bus čia prie maišoma 50%, turim spausti į raidę. Tai aš dažniausiai spaudžiu, kai yra jau kem 9 ir jau maždaug žinau, kad bus 50. Aišku, man atrodo, jeigu pavėluosit 1% irgi dar užskaito. Tai dabar va stabdau. Na ir tiesiog greitai ant speedupo pagaminsiu, tai susitiksim, kai bus pagaminta jau. Nu, pati pabaiga. Na, kaip matot, jau esam paskutiniam stepe, tai pakuojam jau augalus, tipo augalus, iš tikrųjų pakuojam kokanę, tai 3% stabdom, jau vagavimą, plus 1 grynumo kokaino dozę, tai išeinam iš vagonėlio. Na, aišku, jūs gaminkit toliau. Jeigu išeisit, 5 minutės negalėsit pareiti į tą vagonėlį. Tai dabar vat, jo cooldownas, tai susirandame barai, tai kas gali būti active, tai kaip matote yra blueberry, baro lyderis, tai varom iki blueberry baro, tai čia galite rasti ir per GPS tos barus, jeigu neklystu. Ar aš, jo, va barai. Tai varom iki, tarkim, blueberry baro ir ten parodysiu, kaip parduodu, jeigu rasiu, kam parduoti. Bet, ką pamiršau paminėti, tai būtinai nelaikykite rankose kokanės, nes jeigu mentai stabdys, gali atimti, tai geriau nueinat į bagažinę, tai valdymas, bagažinę atsidarom, transportas, transporto priemonė, bagažinė, narkotikai. Kaip matote, jau turiu vieną kokanę, tai padedu į bagažinę dar vieną kokanę, turim jau 2 kokanės. Čia aišku dar ginklų turiu AK-47, tai tu valdymas, užsidarom bagažinę. Kapotą bagažinę. Ir varom iki blueberry, bandom parduoti kokanę. Tai susitiksim, kai būsiu prie jau blueberry baro. Na jau atvažiavau kaip ir prie baro, tai realiai, nežinau, video kokį 20 minučių užtruko, tai skaitykim, kad tik video laikas, tai jeigu vienas kokanė apie 10 000, tai pažiūrėkim, pavyzdžiui, uždarom 100 į minutę ir, nu, dadėkim pusę valandos, nes važinėjau, vis tiek karpiau video, tai uždirbtumėm 3000, nors taip aišku, o čia už vieną vietą 10 000. Aišku, kiti gali jūs bandyti apgauti, nupirkti už pigiau,
perpardavinėti, tai žinokit, be 10 000 nenusileiskit. Tai pasiemam kokanę, gal rasim kam parduoti, aš nežinau, nes šiaip tai jie nemėgsta pirkti ten po vieną vienetą, po kokį 10-20, tai jau kai gaminatės pasigaminkit kokį 10-20, tada važiuokit pardavinėti, nes jeigu atvažiuosit ten su vienu, su dviem, kaip aš, jie gali ir nenorėtų supirkti arba siūlys mažą kainą, nes mažai vienetų, sakys, ten 10 vienetų, tada galiu pirkti po 10 k, tai geriau pasigaminkit daugiau. Tai pasiemam iš bagažinės porą kokanės, užrakinam mašiną ir bandom pažiūrėti, ar yra kažkas bare. Bare viduje nėra, na aišku, dabar jau vakaras, kas čia bus tam bare, laukia irgi nieko nėra, bet jo, sakau, baruose pardavinkit arba tam Palomino Creek bare, ar kaip jis vadinasi, Delimorės, nežinau net, ką čia rašau komandai, slešas barai, tai Montgomery va yra ir Blueberry, tai yra prisijungus, yra tas Fifiniukas, Fifiniukas, parašysiu, sveikas, paimtum porą kokoso. Čia video filmuoju, reikia dylo. Atiduosiu, kad ir pigiau, nesvarbu, bet tai jūs pardavinėkit bent po 10 000 ir tikrai užsidirbsit. Laukiam, ar atrašys jisai mums. Jaučiu, neatrašys, ką čia su pora kokanės, neįdomu. Geras video. Pamatysim. Prilieki barą parduosiu. Tai va. Reikia jo palaukti, tai grįšiu, kai jisai jau bus atvaręs, parduosim jam kokanę. Na, kaip matot, mūsų baro, kad čia lyderis, nelyderis dažnai ranka atėjo, tai po kiekimi vienetus galim paklausti, pavyzdžiui, nepirku. Ką tu nepirki? Tuoj pasiūlysim jam už pigiai, nupirks. Parduodam. 14 kiekis 2 už vienetą, tarkim, po 5 000 atiduodu, aišku, nupirks, kuris nenupirks. Atsisakė pirkti kokainą. Atgaidys, koks gaidys, nupirk. Parašysiu. Koks čia video, apie augaliukus rodau, kaip gaminti jūsų barui, kad gamintų hebra. Nu, tai po 4K parduok. Nu, pizdu, parduodam jam po 4, nesvarbu, žinau, kad kaina 10K, bet tiesiog man tai jo nereikia to kokanės, tai 14, 2, po 4 000 vienetas, tai nupirks, nesvarbu. Na, va, esam vis tiek profite, bet iš tikro pardavinėkit po 10K, nu po 9, po 10K, ten, kai turit po 10-20 vienetų bent jau. Čia tiesiog dėl video pardaviau, bet esmę supratot, kaip matot, priskynėm, neužauginom, pagaminom, pardavėm. Tai va, kaip matot, uždirbom per pusę valandos 8 000, būtumėm uždirbę 3, jeigu dirbtumėm paprastą darbą. Aišku, būtumėm iš tikrųjų uždirbę iš vis 20, bet dėl video atidaviau pigiai, svarbu buvo, kad parodyčiau visą procesą. Tai va, matėt komandą kokainas, augalus, kur rasti žinot, kaip gaminti žinot. Gal dar susitiksim, gal kokį video dar nufilmuosiu, kaip dirbu darbus, ar šiaip. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, palikit kokį komentarą, sakau, pakomentuokit kažką, prisijunkit serverį, augalų pagaminkit, nežinau, jeigu neturit ką veikti. Tai va, susitiksim gal dar būt kažkada, tai viso.